Nu tai labas rytas, ponis ir pona. Nu, dabar, ką žiūrit, sakyčiau, įsitaisyk čiltą, nes kažkas naktį praleis miškį. Šiuo momentu tai yra tik ta -12, bet naktį nežinau, kaip bus. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Aš esu nusiteikęs, kad visai gera turėtų būti viskas. Tai jau esam miškį dabar ir kur aš šiandien, tai aš, aišku, tiesiog veids, kur būtų biškį atviresnį. Nes čia visur ir tokį, kaip išvartyti krūmą, medžią, tai, nenorim kažkokį pagalmį, jeigu atvies naktį. Tai atsirasim tokį vietą ir, šiaip reikia suktis biškį, nes neberyt jau 2 valandą vakar nuo dainos. Tai reikėtų spėti pasidaryti veitą, kur mėgoti, ir laužų svarbiausia. Du svarbiausi dalykai šiandien. Ir tada jau galėsiu valgyti ir mėgoti tikriausiai. Tai einam ieškoti veitas ir pradėsim pabėgti darbuotojais. Manau, kad radau visai neblogą veitelį, kur naktį praleisėm. Čia ir biški veits. Kas man patinka, čia daug va prikritus medžių, jeigu matot žmonės, čia dar ir šitą toks. Medžiaga į gerą, bet jeigu paklaustumėte, ar aš išsikurs laužti, tai nežinau, žinok. Visur jų prisnėgi. Toks jausmus, kad nes nebuvo kalėdas ar nuometą. Tai ko dabar turim veitą. Manau, reikia pradėti nuo to, kad reikėtų tikriausiai malkų pasirūpinti. Nes pradės tempt paskiau. Paskiau iš tikrą neįsit naktį mišką ir neiškos. O tu, veitą gali iš bėdą veitų būdams įsirinkti, nereik niekur vakščioti. Tai atsirasim dabar tų pagalių ir pradėsim įrenginėti savo veitą. Ir man į tokių pagalių didelių nereik. Aš vėl pasimėjau tų metalinių dujinę, ne dujinį, viriklėlį. Aš pasimėjau ir reik mažų pagalių aptiktą, bet kapans reikės iškurti, aš nežinau, nes ant ir vėl šlapi. Nebent tūs reik nusilaužyti. Tai vės, manau, irgi ir drėgni, bet neateik šlapi iki sneigi, kai jau būtų. Jo, lengva lūžinė, tai turėtų savais būti. Prisirinksim tų malkų. Ir tada reikės to vietą biškį įsirinkti. Norėčiau sneigų visai nusikas, nes ant sneigų mėgoti šalta bus. Ir kažkau pasidėti pagrindų. Nes kelimėlį iš visą neturi, tai galbūt, kad biškį reiks ir pašalčių naktį. Tai prieš pradedant malkų rinkti reikėtų, kad reikėtų biškį apsirinkti. Šiaip dabar su GoPro filmuoju ir paskutinį kartą buvo nujungs, nežinau, prieš kiek mėnesį, tai galbūt, kad gars net nebebus. Bandom malkų rinktais. Tai gliškai labai gera padės, kad reikės užsikurti to mūsų pečiok. Tai irgi nemažai prisirinksim ir jau, dabar išsitempiau tau pagalį, tai šiaip gan ilgą užteks. Tai manau galės pradėti po biškį ruoštis mūsų tą veitą. Aišku, dar reikės sus pagalį susismulkinti ir reikės rinktis kuo šilčiau įsirinkti, nes vėjai nėra, kas ir didelis pliusas, bet manau, kad vis tiek bus. Taip atrodo, kad laukia iš tikrųjų drėgmės ir tai galbūt, kad bus biškį drėgna mėgoti. Tai reikės pasirūpinti, kad sausa būtų. Tai turim tokį, nežinau, kino aukščiausią technologiją. Čia tikriausiai batsūrys įmataniui. Užsisakiau, nežinau, gal už 7 centams, bet biškį man nepatinka, kad čia jį parašytų. Aišku, aš nieko nesuprantu, kad čia jį parašytų. Bet dar ir parašyt, kad čia ir tik ta veins. Tai aš nežinau, ar čia viena koja, ar viena pora kojų, pora batų. Tai jeigu tik ta veins bus tas padėlis, kad rašildu, tai mes lauk galės, nes viena koja šalis, kad bus karšti. Tai arba kas 15 minučių reikės keisti ar batų. Tai ištestuosim, aišku, pažiūrėsim, ką paneveik. Čia rašė, kiek ten, iki 7 laipsnių prišalt kojai. Čia, manau, kad galėtų kiaušinį gerai išvirti. Jaučiu, kad tiek neprišildys, bet bus gerai, jeigu išvis veiks aniai. Tai dar kol kas nepraplėš, bet jeigu naktį bus lava šalts, tai reikės išbandyti tada. Ir dabar jau beveik turim 3 valandą, ko reiškia, kad už valandą su biškį jau tempt pradeda. O kas amiškį, tai dar greičiau pradės tempti. Tai dabar už žmonės turėtumėt matyti 4 pagalius. Tas man rodas,
čia šitą, į tai 2 kampus. Šiaip netep sutelpi kadrą. Tai untanų įsitimsėm mes tu kap tentą įsitimsėm į kampą, o tam, kad daugiau neprisnigt, nes reikės vėdų prasivalyti. Tada, manau, įsitempam ir tada vėdų įsivalom ir nežinau. Šiaip paglišą kyr, bet aš nulaužyti nenoriu, tai reikės bandyti imti tūs, kad ir nukreiti ant žemės. Nu, ne išlap ir, bet pradžiūs, kol jau atžgalės. Nu, ir čia bus tas pečiuks, tai turėtų aptirpti. Bet irgi nenoriu, kad per daug nutirpti, nes paskiau porvį teks mėgoti. Nu, kažko dar sugalvosiu paskiau su tom eglės šakom, bet dabar šį moment kol kas galėjom įsitimti mes tų tentą ir pasikabinti medžiką mums daugiau neprisnegtų. Nu čia nėra labai kažkoks įmantrus būtų, bet bent jau nusneik esam apsisaugoję. Nes nežinau, jis dabar atrodo nedaug tesnink, bet naktį gal pradėti pastyti. Dabar šiuo momentu, kur reikėtų vėdų biškį pasiruošti mėgojimo ir, kad nereikėtų tep tiesiog ant to sneigo ir mėgoti, nes, kaip paminėjau, kilimėlį tai aš neturiu. O čia me irgi nesinori tep gryną mėgoti, tai gal iš tų eglės šakų įsidėti. Ir kiek aš laukiu tų moment, pagaliau galėsim to panaudoti. Ne kartą tada nenaudojau apart tada, kai testavom. Tai galėjom čia pakabinti pas mus. Žinau, jūs manim priedornį palaikysit, arba, vieškit, šiaip esu. Nesu, bet aš neturiu su ko iškabinti sneig, tai tikriausiai, kad reikės su tuo kindeliu. Su tuo kindeliu reikės viską braukyti žemyn. Tai to ir padarysim dabar. Sakyčiau, atrodo visai, nebloga. Be šitų sneigėlių, bet jau geriau. Jeigu klaustum, tai kas į kamptų tų sneigių, kas vis tiek to šilčio nebus per porą laipsnių. Šilčio nebus, bet, aš ant sneigų mėgos, tai ant ištarps. Tai įsivaizduok, reikės vandenį šaltą mėgoti. Jau geriau, kad to vandens, kiek manau, mažiau būtų, tai dėl to reikia prasidėti visokių nesąmonių viršios, kad tuo, sneigą teik netirpinti. Ir tas sneigs neištirps ir pats neatsikels pelkė tada. Šiaip to video pats jau seniai nefilmavau, kokį porą mėnesį. Bet ir buvo vieš nesąmonės prieš vienis, tai aš jau dar vieną dalyką mokėjau, kaip reikėtų montuoti geriau. Žiūrėjau, nemažą valandų tam atidaviau, kad montavimo išmokti geriau. Dėl to nefilmavau. Paskiau atei švienis. Per kūčią ir per kalėdas ir per naujas metus buvau su draugais. Taip. Per švienis irgi kaip neišėjau. Labai po švenčio 6 dieną aš užvakar tai išgėjau iš tikrųjų. Ir dabar jautas, kad po biškį pradedu kimti, tai nežinau. Jeigu bus naktis ir dar bus jėgų filmuoti, tai galimai bus jau ir užkims pilna. Bet dabar viskas gera, esu pagėjęs ir bandom pasidaryti kažką šilčiau vėdų. Dabar prasikasėm, reikėtų kažkokių šakų prisinešti. Tai to ir bandom padaryti dabar. Atradau naujų hobį, kad turiu patinka daryti. Tai paimat eglės šaką ir tepdailę palenkti. Ir reik paleist tada. Neturbūt labai įspūdinga, aišku, bet kad nieko veikti, šiaip ir ko veikti, reikia dabar tų šakų atsirasti. Tai, pavyzdžiui, šitą jau visai patogu su tokiom. Čia ir nukritusi arba nulūžusi ta šaka, o gal visas netgi medis. Tai iš tų nukritus gali visai puikiai pasidaryti tų mėgtamą vietą ir tep šilčiau išmėgoti naktį. Nes tų šakų ir medžių nenurlaužyti, tai stengiuosi ieškoti kiek įmanoma svekų nukritusi. Nes šiaip daugumą nukritusi ir jau sudžioji tokie visi. Tai renkam toliau šakas. Ir persirinkau tų pagalių nulūžusių šakų, kad geriau mėgoti jau prasidėjo bairę, nors dar net ne naktį.
Šiaip rengtus pagal atsigirt kažkokį muziką pradėti. Tokį ką balsą. Žiūri telefonų muziką, atrodo negru, bet tai nesustotas garsas. Pasižiūri iš laikrodžio, ten muzika. Ir įsigundau iš tikrųjų, nes šiaip gan netikėta. Tuščia miškai, kur visur tyliai išgirs kažkokį garsą, tai vis laik nejaukia būna. Tai jeigu bus tep naktį koks Osbornas įsijungs per laikrodį, tikrai bus man šilta, ne dėl to, kad eglišai ar miegmaištur, bet dėl kitų dalykų jaučiu. Tai nežinau, čia reikės tų laikrodį pasidėti, nes čia savo playlistą paleido ir savo muzikans jung. Tai parsinešime eglišai, dabar galim jau dėti vedą. Tai taip ir iš tikrųjų atrodo mūsų mėgtam veit. Nežinau, gal kažkas ir, matysis. Tai galėtum, žinau, sakyti, kad oi, čia galėtų daugiau, čia tu seinos pasidaryti, rūstų prisidėti, bet aš atvažiavau 2 valandą, kas į gan vėlą, aš apžiauriu vėlą, nes anksti temps dabar. Ir dabar jau ir beveik 3:30, tai dar biškį pasirūpins malkom. Ir reikės žiūrėti, ką bugolas, dar reik maisto pasigaminti, dar to reik nepamiršti. Ir jeigu dar liks kažkiek laiką, gal dar biškį tų šakų prisinešiu, nes šiuo metu atrodo gana nemaža, atrodo visai patogiai, kad bus mėgoti. Tai jau ir biškį po 4 ir jau iš tikrųjų noriu valgyti. Tai buvo atsigulis dabar pusvalandžio pailsėti, iš tikrųjų visai patogiai. Galėtų būti daugiau eglišai, bet čia užtenk. Žiūrėsim, kaip naktį bus, nes dabar buvo šilta gan, tai galėtų buvo nebloga. Bet tu ir žiauriai gerą miegmaištį, tai neturėtų būti daug problemų. Tai aš turiu to savo viryklėlį metalinį. Ir dabar norėčiau pasidaryti, kur prisisėmiau to vandens sniegą, tai sriubos norėčiau pasidaryti. Visai skania būti šiltos sriubos, manau. Ir aš pasėmiau rūgštinį sriubos, žiauriai seniai bevalgiau, net nežinau, kada besuvalgsiu iš tikrųjų. Labas seniai. Kokie 8 metai, gal kažkur 8-7 metai, gal net nežinau, koks skonis bėr. Žinau, seniau darydavau tų rūgštinį sriubą su kiaušinės, rūgštinį lapą ten, kas ten dar kraupas gal perlinti. Tai tikrai neatsimenu ir skonį net nežinau. Tai užsikuram iš tų malkų, kiek turim dabar, ir pasidarom šilto maisto. Tai kol laukiam, kol pašalstas vandenuks, aš noriu paragauti tų konservų šaltų. Kažkada pirmusius video turėjau mams konservų, kad buvo žiauriai geri. Šį kartą neradau parduotuvėnų, bet įdomu kapti Kėdainių, Kėdainių konservų, ką paniai šalti. Nes šią prieiti buvo geri, tai kur kažkada ragavau. Žiauriai malon pritoginėte, gerą šildą ir tų vandenį visai greit pakaitin. Kvaps tai kap. Nežinau dar kvap, negali atpažinti, negali pasakyti konkret. Toks kaip žals ant načius kordėt su kvakamoliu, va. Nežinau. Rūkšta. Bet tikras skani ir mes vis tai ir vadau, kas žiauriai geras plius.
Turėjom savo sriobą, nu, sakyčiau, šiek tiek per daug ganus ir nežinau, jūs matys, bet nusičia su lygu varš. Kaip gera, tai šiltas ir jau atsigerti. Aš nemaniau, kad čia tiek daug ganus gausiais, nes kaip sudėjau beveik puislovykėlį, nedaugiau, tai užsipildė iki viršaus. Tai jaučiu, kad dabar poelgys iš to sriubą išgers, nes jau ir 5 vakar ir, nu, nelabai ko aš nuveiks daug. Užmėgt gal neužmėgs dar, bet, nu, pibiškai jau bandys kažką įsitaisyti, kad būtų kuo šilčiau. Nes, kad būtų lauk, nu, šiaip nenumėgot 7 ar netgi 8, bet biškai nors anksčiau išsimėgot ir kad kitą dieną. Tai dabar būtų teik, poelgys už tos sriubus, nu, išgeras tiksliau. Ir tada jau žiūrėsim, kaip naktį seksis. Gal bus kažkokių garsų, gal kažkas aplankys. Nu, tikus, kad nieks neaplankys čia mūdį. Nu, neturėt, nes iš šitokių vietose lins, kad nėra civilizacijos. Labas rytas. Atsibodom šiaip netep. Na, šiaip nebuvo sunku mėgoti. Kiek turėjom valandų. Šiaip žinau, kiek turėjom valandų, nes kad anksti atsibodom. Jau dabar ir labai pozityvinių. Normalų žmonės darbė jau buntam laikį. Tai ko da turėjom? Turėjom putpelių kiaušinių, jo. Ir kodėl šunas mėgojau? O tam, kad nesuledyt per naktį. Na, jaučiu, bet ten ir dabar tokie biškai apšalį. Nu, bet gal bus viskas geras šunas. Tai, kaip aš mėgojau, čia palygint su kitas kartas, kai kas mėgojus, tai žiauriai gera. Buvau atsibūti po 3 naktį, bet tam nes troškien labai. Tai buvo biškai atsitirpint vandens. Atsibūdau po 7, buvo tų momentų -9 ar -10, dabar neatsimenu. Ir šiuo momentu juteminė temperatūra, nu aš žiūriu to juteminį vis laik, nes man rodos anarodo, kiek žmogus jaučia šalį. Tai šiuo momentu man rodos -7 buvo, ką žiūrėjau. Tai atsibūdom. Nu, daugiau nieko nenupadariau aš čia. Atsibodom ir esam darytais pusryčius. Ir aš turiu tų dujinį variklėlį, tai Antonas šį kartą bandys pasidaryti, nu jau tų normalių. Tai pažiūrėsim, gal Antonas greičiau įsikeps. Ir kaip supratot, darysim, kepsim putpelių kiaušinius šiaip, nes nė kartą valgysenų, net nežinau, nu jaučiu, kad tepė turėtų būti nevalgomi, iškepami ir išverdami. Labai nesiskeria nuo paprastų kiaušinių. Tai pasidarysim, manau, reikės gal dar sudruon biškį praskreist ir bus baigta mūsų ta naktis. Tai einam daryt pusryčius. Tai kol vanduo dabar, nu, sneiks kol dabar tirps, tai mes pasidarysim pusryčiam šaltos kavos. Dar 3 metai pažiūrėsim, gal galės skaniai atsigerti rytą, kol darysim mūsų kiaušinienį iš putpelių kiaušinių. Nu, tau sneigą tirpint, kaip nieko blogo iš tikrųjų. Nu, ano biškį daugiau reikia, kadangi ištirpsti to vandens tiek neapsigauti. Bet kai reikia pastoviai tos spyglių simti iš to sneigą, tai biškį nervin. Tai kaip tik tas sneigas ištirps, pastoviai reikia supiršti ištraukti lauktus spyglius. Nu, nebent nori spyglius praryti. Bet čia atrodo vanduo švarus ir, nu, tikrai geriams.
kaip gerai iš ryto, tu šiltą gėrimą atsigerti. Kol mūsų keptoj kaist, uždėjau keptoj, mums reik nusilopti cebolį. Reik cebolį nusilopti ir laba nesistengsiu šanos čia kubelę suvaryti, nes, peilis ir ledinti. Su pirštinėm pjauti irgi nepatogu. Tai aišku, susismulginsiu, tokias apskritimas. Ir įsikepsiam kiaušinienį ir pavalgysiam mūsų pusryčius. Šiaip biški ilgas su dujom kast, nes patys dujus dar ir šaltas, tai laba tus dujus nenori tekėti į tų patį mechanizmą. Tai galim pradėti daryti pusryčius. Iškepti mūsų kiaušinę, ani jau iškep prieš 5 minutės, bet buvau parodys prieš kamerą, bet kamerą nebuvo jungti. Būnt kartą stepką nematau, ko filmuoju. Aišku, čia dar lieka tų porcijų, gal kažko matysit. Tai jo, čia kol kas valgo žiaurės skanegavos. Tai putpel kiaušinė nepaskyčiau, kad labas skirs tų paprastų kiaušinių. Tik sudėjau 10 ar 11 kiaušinių, tai čia būtų tas pats, kas 3 normalius sudėti kiaušinius, jie ne 2. Tai, biški ir varga, ką reikant išlupinėti. Kau gali pasakyti, kad ta dujinė virklelė, tai, žymiai ilgiau man keptas mais negu vakarų ant to stovo, kur turėjau. Aš dabar užtrakau apie 30 minučių, kol vandenį tik da pasišildžiau ir kiaušinius iškepiau. Tai reikėjo biški pašalti vieno vieto, bet, rezultats geras gavos, žiaurė neblog kiaušinėlį. Tai kas šiandien belik, tai nelaba ko daugiau benuveiksim, iš tikrųjų reik veit susitvarkyti, tuos kiaušinius susirinkti, svogūną kur lapau ir galėsim keliauti link namų jau. Tai dabar dar pavalgom ir einam biški apsitvarkyti. Ir dar ko nepaminėjau, kad vakar, kai jau mėgoj, tai užsidėjau aš tos padėlius, kur rodžiau tos raudonus. Tai ko galiu pasakyti, kad iš tikrųjų visai gera neveik. Aš dar internete išsiverčiau, keikanį ten čilt, kokia temperatūra. Tai ten raška turėtų 12 valandų veikti. Bet ten įtėvė gal kokius 6-7 valandų, bet žiaurė gera šildį visą laiką ir kai naktį prabudau, tai aš prabudau dėl to, kad kojų nebešildi, tai buvo biški visok. Bet čia už tokį pigią kainą visai geras dalyks ir bent jau kokiam 6, kaip ir minėjau, valandom, tikrai gal užtekti. Tai pasiimk kokius 2 porus tokių ir visai nesunkiai gali prabūti naktį su šiltom kojom. Tai tam kartu iš mano postis būtų teik. Dėkui, jeigu peržiūrėjote iki galo. Ir tikriausiai jau susimatysim kitam kartą, kur vėl nežinau, ko reikės veikti. Bet aišku, aš susigalvojus, tik reikia išsirinkti, nes tų idėjų yra daug, bet kaip ir asmeniais laik ne vis laik būna. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kito karto.